Taigi, taip, mikrofonas vietoj. Sveiki atvykę į antrąją kovą tarp Breach ir KRR. Kaip priminsiu, priminsiu kaip ir, ne, kaip čia teisingai suformuluoti sakinį. Priminsiu tiesiog. Čia yra finalas Baltic Sprinto turnyro. Ir kuriame jūs irgi galite laisviausiai sudalyvauti. Ten yra 3 lygos ABC. C lyga yra C lygui gali žaisti sidabro ir bronzos, man berods, žaidėjai. B lygui gali lošti aukso ir aukso. Ir bijau dabar suklyst. Turbūt tik aukso. Bet kuriuo atveju. O A lygos gali lošti deimantiniai ir Masters lygos žaidėjai. O, atsiprašau. Ir A lygos pirmos vietos nugalėtas gauna $5 per PayPal sumokami yra. Ir taip, gal tai ir nėra daug, bet po kažkurio laiko atsipirks StarCraft 2, manyčiau. Ir taip, žiūrėsim, kas bus dabar šioj kovoj, kurioje 1-0 dabar pirmauja Breach. Žemėlapis vadinasi pamiršau ir... Ne, aš atsimenu šitą Crossfire, teisingai. Ką mes matom iš KRR pusės, tai yra čia ne KRR, čia yra Breach, barakai. KRR vartus formuoja, štai dujų išgavimo įmonėlė. KRR dar vienus vartus formuoja. Ne, tos pačius. Gerai, bet kuriuo atveju. Ką mes čia matom? Matom nieko ypatingo, kol kas nematom. Matom dujų kaupimą. Gerai, nežinau, ką čia papasakot. Galiu papasakot, kaip pas man Battle.net sekasi. Sekasi, na va, kai atsidarė 3 sezonas vakar. Tai nežinau, nedaug kovų suvačiau, gal kokias 3, ne, 4. Viena buvo nuleminti, kurioje aš lygų atsidursiu. Aš ją pralaimėjau, tai bronzą atsidūriau. Ir vėliau 3 iš eilės geimus laimėjau. Bet šiandien prisėdau. Nežinau, man kažkaip nesisekė šiandien lošt. Nesisekė sau užsibindint, taip sakant, tos klavišus ir man kažkaip karalienės nepurškė ant vysyklų lervų ir gavosi ten didelę nesąmonę. Nors galiu tiesą prisipažinti, kad mano APM-as padidėjo, tas yra džiugina mane kažkiek tais, bet nežinau, susinervinau aš šiandien biškutį ir dėl to pralaimėjau turbūt 3 kartus. Bet kuriuo atveju reikia daug treniruotis, kad ką nors laimėtum. Taip. Na, tai gal jau kas nors prasidėjo darytis. Matom 2 vartus. Ir toj bus išrasti, Jezu, kaip aš ten vadinau, šviesos vartai ar kažkas tokio. Ir taip, reiks man pasitikrinti savo žodyną. Protasu. Zargo žodyną atsimenu, Tiranas irgi maždaug štai su protasais, tai jau truputėlį bėda. Kibernetikos centras čia, bent tiek žinau. Taip, matom pirmieji 2 sargai, matom kaupimo deimantai, matom veikiausiai yra kaupiama, Jezu, dar biškutį daug reiks palaukti 200 mineralų plėtinį darys. Bet štai matom Breach nieko nelaukia ir noriu užpult KRR, kad jokių plėtinių čia nebūtų absurdiškų. Taip, kur čia nublūdėjo truputėlį. Ką mes matom? Matom, kad KRR matys šitos negerus dėdės ir veikiausiai, ką jis darys, jis nieko nedarys. Jis nesiplės tiesiog, bunkeris, baby. Dabar jau turėtų ką nors pradėti daryti. Nes, na, visų pirma išsiplės neleis, jau turi 600 mineralų KRR. Ir nežinau, kas dabar su jais darys. Na štai, pažiūrėsim. Apsauginis skydas iš vieno iš sargų eina. Tai sumažina, aišku, kažkiek tai daroma žalą šitų pėstininkų. O štai, KRR turėtų labai lengvai susitvarkyti, nes liko tik 2 pėstininkai ir
Gerai, atsimsiu ir nieko nebeliko. Maradierius štai vienas dar bėga. Ut. Nu, pėdinam. Neįsivaizduoju, kaip šitokį metalo gabalą reikia pajudinti. O dieve, bet štai kaip jis dėlioja kojas, tai mikliai. Ką mes čia matom? Matom, šitie vyrukai įsidrasino, nors jie labai yra trapus. Ištaškė tos pėsnikus, aš dabar pasigernau šitą grafiką, bet dar smulkmenėlės. Reiktų tada restartuoti iš naujo visą CC, ar ne CC, ar tiesiog šitą replay, aš tingėjau tiesiog. Na, bet kretų. Šitą pagerinau garso kokybę. 120 efektų dabar, tai turėtų geri garsai dabar girdėtis, ypač kai protas skirti. Ok, ką mes matom? Matom, KRR puikiai pasinaudojo jėgos laukais, užblokavo kelis Beričio karinius vienetus, jos tiesiog lengvai ištaškė, šitie negalėjo nieko padaryti, nes jie negalėjo pasiekti KRR mažojo būrelio va šitą vavą, o KRR tuo tarpu išsiplečia ir štai dar vienas persekytojas, dar vienas kaupiamasis deimantas, ką mes matom iš Breach pusės Timpekas, Medivakas vienas, į Maradierius ir ką mes čia matom, į Saulėlydžio tarybą, ar kaip šitas pastas vadinasi. Dabar bus Zelutai galės įgauti greičio su šitom. Kaip jis vadinasi, na, rimtai, man trūksta žodžių, reiks man rimtai pasižiūrėti į protos žodinėlį dar kartą, kurį aš pats padariau. Nu, vieną žodžių, nepykit. Visi procesai, nieko asmeniško, taip sakant, štai, ką mes matom iš Breach pusės, jis jau pastatęs vadavietę, net ne vadavietę, o ryšių centrą. Ir darbininkai laukia, kada galės kipti darbą ir gręžti šitos deimantus. Taip, ką mes čia matom, kiek čia, 4 maradieriai ir kokie 6, gal 7 pėstininkai. Vienas Helionas, bet aš nelabai įsivaizduoju, ką jis padarys. Štai matom puikų skydą. Dar vienas nebas laukas ir KRR daro tai, ką ir turi daryti kiekvienas procesas. Išskaido armiją ir ją gabaliukais ištaško, nes pats turėdamas mažesnę armiją, tik tiesa dabar prarado sargus. Kur čia sargiai? Nėra daugiau sargių? O, dieve. Gerai, žiūrėsiu, ką sugebės padaryti KRR. Pėstininkai jau turi Stimpeką. Ir KRR sugebėjo prarasti vieną fanatiką. O tuo tarpu Breachas galvoja, nerizikuosiu aš. Oi, neįlindo mūsų panulis Maradierius. Nieko apibėgs. Lapšas, ne? Stora šikna tokia, kad neįlindo į Medivaką. Taip, kas čia formuojasi? 2 fanatikai. Tuoj mes pažiūrėsim income, įplaukas ir mūsų, kaip nekeista, tiesiog mūlai. Mūlai yra visagaliai. Tiesa, ne vieno mūlo nėra. Kokie mūlai. Taigi plėtinys ir va ir mūlai. Ir 500 gauna daugiau mineralų negu KRR. Units lost. Maždaug apylygiai, nėra čia ką žiūrėti. APM-as profesionalai lošia, taip sakant, tai 161, 187. Mano APM-as buvo net 105, įsivaizduojat, o čia tai buvo geras. Taip, units, va taip, ne units, production, gamyba, oh my god, ok. Ką mes matom? Matom tamplieriai. Jie tuoj pradės visokias psichopatinės ten žaibų audras mėtyti. Kaip ir sakau, man trūksta kol kas protos žodyno. Gerai. Reikėjo matyti prieš ko pažiūrėti. Štai, ką mes matom. Numetimas vyksta ir... Ką jis ką tik išdaužė, aš nežinau, koks ten pastato pavadinimas, bet, žodžiu, jis tamplierių šitą psioninę smegenų ten audrą, tą elektrinę atšaukė, likus kelioms